LRT radioteka, radio laidos, tinklalaidės, muzika. Tuzinas. Sveiki, jūs klausotės LRT radijo, čia laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus, man malonu su jumis sveikintis kaip ir kiekvieną savaitę ir į studiją ir kartu į eterį pasikviesti vis naują asmenybę, vis naują temą, nagrinėti įvairiausias su mūsų gyvenimu ir kartais, galėčiau sakyti, ir paraštėse paliekamas temas. Šiandien pakalbėsiu tikrai nelengva tema. Dažnai kalbu apie psichikos sveikatą, galbūt kartais iš biologinės perspektyvos, kartais iš kažkokios socialinės perspektyvos, o kartais tiesiog labai bendraja prasme kalbame apie tą psichikos sveikatą, dažnai kalbamės apie stigmą egzistuojančią mūsų visuomenėje. Ir kai mes kalbame apie apskritai psichikos sveikatą viešumoje, mes dažnai kalbame apie depresiją, nerimą, apie tam tikras emocinius sutrikimus, apie tas būklės, kurios žmogui iš tiesų yra labiau priimtinos, artimos galbūt kasdienybei ir paliekant tas sudėtingas psichikos būklės kažkur nuošalyje, galbūt norim jas palikti psichiatrinėse ligoninėse, tarsi tai būtų ne mūsų reikalas. Todėl šiandien nusprendžiau pakalbėti apie tikrai rimtą būklę, pavadinimu psichozė, būklė, kuri labiau yra simptomas, o ne atskira liga. Žmonės patirintys ir išgyvenantys psichozę turi tam tikrų ryšio su realybė praradimą, gali turėti įvairiausių haliucinacijų, klydesių, dezorganizaciją, dezorientaciją ir neretai mes galbūt šios žmonės pavadiname kažkaip tais keistais arba galbūt net ir aštresnį žodį pavadiname, sutapatiname su kažkokia beprotybė. Ir man apie tai norisi kalbėti vien dėl to, nes, kaip ir minėjau, sunkius psichikos sutrikimus mes paliekame nuošalyje, dažnai kalbėdami apie tai, kas mums priimtina kasdienybėje. Ir galbūt niekados gyvenime su tuo jūs ir nesusidursite, bet suprasti, žinoti, atpažinti, kas tai yra ir ką išgyvena žmonės patyrę psichozę, man atrodo, yra labai svarbu, suvokiant apskritai mūsų visuomenės veikimą. Todėl aš šiandien į laidą pasikviečiau žmogų, kuris domisi šią sritimi, dirba su šią sritimi, dirba su žmonėmis patyrusiais psichozę, turėjusias tas patirtis. Pas mane studijoje lankosi psichologija, psichoterapeutė, mokslų daktarė Ieva Povilaitienė, su kuria mes apie tai pasikalbėsime. Aš tikiuosi iš psichologinės psichoterapijos perspektyvos ir išgirsim turbūt mums labai aktualių ir svarbių akcentų apie tokią turbūt nepaprastą būklę. Bet visų pirma, sveiki, Ieva. Sveiki. Aš čia tokį padariau labai ilgą įžangą iš tiesų ir man taip yra įdomu paklausti, ar jūs pati nepasigendate to kalbėjimo apie tas iš tiesų tikrai sudėtingas psichikos būklės ar ne, nes aš čia paminėjau galbūt, aišku, depresija irgi gali būti sudėtinga labai, be abejo, bet jūs turbūt suprantat, ką aš turiu minėti, kuomet psichozė, aš paminėjau, kad tai yra dažnai ryšio su realybė tam tikras praradimas ir ne veltui paminėjau tam tikrus tapatinimus, kaip mes visuomenėje vadiname žmonės, praradusius ryšius su realybė, kartais juos stigmatizuojame. Ar jūs nepasigendant kalbėjimo apie tas sudėtingas psichikos būklės viešumoje? Jeigu lygint su tuo, kiek buvo kalbama ir kaip buvo kalbama prieš gerus 2 ar 3 dešimtmečius, tai aišku, šiandieną kalbama žymiai daugiau, žymiai konstruktyviau. Tai šią prasme progresas yra. Ar gali būti tų dialogų daugiau šitą temą, tai turbūt, kad visada taip. Nes mes dažnai paliekam už uždarų durų tam tikrus dalykus. Kodėl aš paminėjau tą artimą kasdienybę, depresiją, nerimą ir panašiai, nes tarsi tai labai didelė žmonių dalis susiduria. Aš taip visą laiką laidą skirstu tam tikrus 12 potemių ir čia norėčiau su jumis panagrinėti apie šią ypatingą būklę psichozę. Paminėjau vieną iš punktų, pasižymėjau bruožai, taip aš ir pavadinau. Man įdomu būtų išgirsti apie psichozės bruožus, aš keletą jų paminėjau, kaip tai atrodo, turbūt svarbu suvokti. Kaip atrodo psichozė, kas tai yra, kaip tai apibrėžiama ar ne. Mano apibrėžimas labai buvo toks aptakus turbūt, bet kaip jūs apibūdinat? Jo, bet jis yra taiklus. Visų pirma, kai mes kalbame apie psichozę, tai kalbame apie ryšio su realybė susilpnėjimą arba sutrikimą ir netgi naujos realybės kūrimą. Tai čia toks labai bendrinis būtų apibūdinimas ir kokiu būdu tas ryšio su realybė
sutrikimas pasireiškia, kad yra pagrindiniai tokie požymiai, kad žmogus turi keistus įsitikinimus, tai kas vadinama yra kliedesiais. Tie kliedesiai gali būti įvairaus turinio. Žmogui gali atrodyti, kad kažkas tai jį persekioja, su juo nori susidoroti, slaptos tarnybos, agentai, sistema, valstybė, bažnyčia. Nesvarbu kas, ta prasme, kad atsiranda kažkoks, reiškia, tas persekiojantis objektas. Gali būti santykio vadinami tie kliedesiai, kai žmogui atrodo, kad viskas aplinkui jį tarsi yra surežisuota, kad lyg tai specialiai jam yra pritaikyta, kad tie žmonės, kurie supa aplink jį, tai yra tarsi statistai kokie, kaip filme kokiam. Jo, panašiai. Tai gali būti hipochondriniai kliedesiai, kur žmogui atrodo, kad jisai ten serga nepagydoma liga, tuo tarpu, kaip sakyt, kiek tyrimų yra padaryta, nerandama jokios konkrečios priežasties. Ir vis tiek šitie objektyvūs tyrimų rezultatai neleidžia nurimti ir žmogui atrodo vis tiek, kad, kaip sakyti, kažkas tai su juo negerai vyksta. Tai gali būti meilės kliedesiai, kai asmeniui atrodo, kad kažkas tai, kaip sakyti, jį yra įsimylėjęs, jį myli, bet bijo prisipažinti ir iš čia atsiranda irgi toks persekiojantis elgesys, kai tą meilės objektą pradeda sekiot, su tuo susiduria ir įvairūs žymus žmonės savo gyvenime. Gali būti pavydo kliedesiai. Žodžiu, ta prasme, eina kalba apie tuos įsitikinimus, kurie netitinka tikrovės, bet žmogus juos išgyvena kaip realius. Kitas svarbus yra požymis, tai suvokimo sutrikimai, kai asmuo pradeda girdėti garsus arba užuosti kvapus arba kažkokius kitus kūno pojūčius jausti, kurių kiti neužuodžia ir nejaučia ir neapčiuopia. Ir čia mes kalbame apie tas haliucinacijas įvairaus pobūdžio. Gali pasireikšti labai sujaudintas elgesys arba kaip tik tokio sustingimo būsenos, labai didelis emocinis sujaudinimas arba kaip tik emocijų dingimas. Tai žodžiu, kad tos psichozinės patirtys jos yra išgyvenamos tokiais būdais. Bet kodėl pasireiškia psichozė? Kaip tai aiškinama, ar ne? Nes yra tų teorijų, kad tai tam tikras kartais būna dėl tikrai perteklinio nedidelio streso, kuomet jų psichika nesusitvarko su tuo, ar ne? Kaip aiškinamos tos priežastys? Kodėl vieniems žmonėms pavyksta, tarkim, susitvarkyti su ta realybė, su kuria jie susiduria ir kuri veikia juos, o kiti patiria tą psichozės būseną. Aš suprantu, kad psichozė tai vis tiek tai gali būti dalis kitų sutrikimų, ar ne, be abejo, ar ne. Bet ar yra paaiškinimų, kodėl būtent žmonės patiria tą psichozę? Aiškinimas vėlgi, jeigu taip paprastai šnekant, turi būti polinkis ir tas polinkis jisai yra atsinešamas iš prigimties arba, kaip sakyt, jisai gali būti suformuotas ankstyvoj vaikystėj. Tai kai mes kalbam apie polinkį, tai kalbame ir apie genetinį polinkį, bet tarkim šiuo metu žmogaus genomo tyrimai, ką jie aiškiai sako, kad yra 100 genų atsakingų už, kaip sakyti, psichozinius susirgimus ir tik tai keletas iš jų už tokias sudėtingiausias, reiškia, psichozių formas. Taip pat gali būti polinkis susijęs su nėštumo metu mamos persirgtomis ligomis arba ankstyvosios vaikystės kažkokiais tai susirgimais persirgtais. Ir kitas dalykas, kad kas šiuo metu yra irgi labai akcentuojama, kad ankstyvosios vaikystės toksinis stresas, kada vaikas auga aplinkoj, kuri yra smurtinė, emocinė prasme, fizinė prasme, seksualinė prasme arba, kaip sakyti, nepriežiūro yra apleistas, kad tai irgi turi ne vien tik tai tą tuometinį emocinį poveikį, bet tas ir veikia smegenų struktūrų formavimąsi ir, žodžiu, irgi, kaip sakyt, gali kurti ne vien tik tai psichozę, bet kokiems kitiems psichikos negalavimams ateityje polinkį, o taip pat ir somatiniams susirgimams. Tai, žodžiu, čia mes kalbame apie pažeidžiamumą, ne? Kad tam tikrą pažeidžiamumą mes atsinešam, bet jo jokių būdų neužtenka tam, kad žmogus susirgtų. Jeigu kalbam apie psichozės, čia yra jaunų žmonių liga ir jinai, kaip sakyti, išsiprovokuoja taip grubiai 15-30 metų laikotarpyje. Ir dabar tam, kad ta psichozė išsiprovokuotų, tam reikalingi stresoriai. O šituo gyvenimo laikotarpiu jaunas žmogus patiria tikrai labai daug stresorių ir labai įvairių. Ir tie stresoriai tai yra
tiek neigiamos emocijos patiriamos, tiek intensyvios pozityvios emocijos patiriamos. Tai čia, kaip sakyti, irgi ir praradimai, išsiskyrimai, pirmos meilės, tuoktuvės, studijos, išvažiavimai gyventi į užsienį, gimdymai, patyčios, ta prasme, kad, žodžiu, visa eilė tų vat gyvenimo įvykių gali tarnauti kaip tas degtukas, kuris užkuria tą vat psichozės laužą. Aš vieną iš mūsų 12 potėmio pavadinau nepaprastumas ir aš žinau, kad apskritai psichozė gali būti labai įvairiaspalvė, visokia, jinai gali būti ir kartais nepaprasta. Aš esu girdėjęs apie nuolatinę euforijos būseną, pavyzdžiui. Tai irgi tam tikrą atitrūkimą nuo realybės patiriant euforiją. Su kuo jums yra tekę susidurti, kad mes geriau suprastume jos tokį įvairiapusiškumą? Aš tikiu, kad jinai gali būti ir ilgai besitęsianti, gali būti labai trumpai esanti ūmi ir ne. Su kuo yra tekę jums pačiai susidurti, nes jūs konsultuojate? Spektras yra labai platus, kaip jūs ir minėjot, kai mes susiduriam su žmogum išgyvenančiu pirmą psichozės epizodą, tai prognozė, kas iš to išsivystys, jinai gali būti trejopa. Tai gali būti vienkartinis, momentinis toksai išgyvenimas, kur niekada daugiau žmogui nepasikartos ir dažniausiai, kaip sakyti, yra atsakas arba į stresorius, arba į psichoaktyvių medžiagų vartojimą. Tai gali būti kitas pogrupis patiriančių psichozės žmonių, kur psichozės patirtis jinai gali pasikartoti ir galbūt ne vieną kartą, bet tarpe tarp tų epizodų asmuo grįžta vėl į pilnavertį visiškai, kaip sakyt, savo ankstesnį gyvenimą ir į savo veiklas ir prie savo santykių. Ir trečias pogrupis žmonių, kuriems tai įgys lėtinį pavidalą. Tai kai mes kalbame apie psichozės, iš tikrųjų kalbam apie labai skirtingus sutrikimus ir labai skirtingą jų kilmę ir skirtingas prognozes. Ir šiai dienai yra manoma, kad galbūt netgi tai, ką mes vadinam psichozė, tai yra tiesiog, kaip sakyt, skirtingos kategorijos. O dabar kaip tas pasireiškia, tai vėlgi tai gali būti labai tokia ūmi forma, kaip psichiatrai vadina žydinčią psichozę, kur labai yra ten aktyvios haliucinacijos, aktyvūs kliedesiai, ten žmogus emociškai labai sujaudintas, ne? Galbūt jisai yra didelė įtampa ir tokioj baimėj, gal jisai yra pakilios būsenos, nes būna, kad psichozės eina kartu su ryškiai išreikštais nuotaikos sutrikimais, tiek pakilumu arba depresija. Tai gali būti ir kitokia visiškai forma tos psichozės, kur asmuo jisai turi kažkokią vieną specifinį kliedesį, labai konkrečia tema, o visa kita funkcionuoja gyvenime visiškai, kaip sakyti, prastai. Bet ties kažkokia tai viena tema gali būti tokia išreikšta jo simptomatika. Gali būti psichozės ūmios praeinančios, kur netgi kartais jos ir savaime praeina, kur vėlgi tai yra kaip atsakas į kažkokį tai didesnį stresorių ir, kaip sakyt, su minimalia intervencija arba netgi be intervencijos žmogus gali iš tos būsenos išeiti. Tai kad įvairovė tikrai yra labai plati. Aš pasižymėjau psichoterapijos vaidmenį aptarti, labai būtų smalsu, nes mes dažnai suprantame, kad tas sudėtingas, audringas, stipres psichikos būsenas, tai mes dažnai paliekam psichiatrijai užgesinti kaip tam tikrą gaisrą ar ne ūmų gaisrą. Ir šiuo atveju jūs esat psichoterapeutė, atrodytų kaip ir psichozė, ypatingai jei tai yra ūmus dalykas, tai atrodytų, koks yra vaidmuo psichoterapijos padedant žmonėms patyrusiems psichozę. Ar tai yra jau po to užgesinto gaisro, ar tai žmonės su ta lėtinė psichozė, ar tai yra, nežinau, vyksta su žmonėm pokalbiai apie tai, tas patirtis, kurios galbūt žmogų gal išgąsdina po to, kurios buvo paskui suvokiamos jau racionaliai, kas įvyko. Tai man labai įdomu tas psichoterapijos vaidmuo, koks jis yra šitame kontekste. Tai turbūt jūsų minėti tie etapai, kur tai yra ūmi fazė psichozės ir paskui atsigavimo po psichozės fazė, tai čia psichologai, psichoterapeutai tikrai gali padėti žmogui ūmioj fazėj, kaip sakyt,
kas dažniausia būna psichiatrijos ligoninėj, galbūt daugiau per tokį palaikymą su tuo žmogum, kontakto mezgimą, ne, ta prasme, kad kai yra jau atsigavimo fazė, kada jau tos emocijos intensyvios atslūgsta, realybės jausmas grįžta, tas kontaktas darosi stabilesnis, aiškesnis su žmogum patiriančiu psichozę, tada jau yra įmanomas jau truputėlį kitoks darbas, kur tikrai svarbu vaidmenį vaidina pagalba žmogui padedant suprasti savo patirtis. Nes tam, kad tas patirtis įveikti, jas atlaikyti, tam žmogus turi suprasti, kas su juo vyksta, dėl ko tai įvyko, kas išprovokavo, ir taip galima sakyti, kad čia bandome irgi išsiaiškinti, ne, kartu su klientu, kodėl jį tai ištiko, Taip. kas išprovokavo. Bet ar visada pavyksta išsiaiškinti? Arba bent jau... Pavyksta tą prasme, kad bandom suprasti kontekstą, kuriame išsiprovokavo šitą jo būseną. Tai padeda suprasti tuos stresorius pagrindinius, ne, kurie sukėlė. Taip pat žvelgiame į jo bendrą gyvenimo kontekstą, kaip jo gyvenimo patirtis, jo gyvenimo istorija prisidėjo prie to, kad šiandien jis jaučiasi taip, kaip jaučiasi. Ir žmonėm tai yra svarbu pamatyti savo tą psichozės patirtį platesniam gyvenimo kontekste, nes tas suteikia žmogiškumo ir kažkaip suvokimo, kad tai, kas su juo vyksta, turi savo prasmę. Tarsi toks racionalus paaiškinimas, kas įvyko. Ne, neracionalus paaiškinimas, o tai yra kartu tyrinėjimas, kaip tas formavosi, iš kur tas atsirado, ir kartu bandant suprasti, kokiu tikslu tas atsirado. Ne, ta prasme, kad šitos neigiamos atrodytų ligos patirtis, jos gali turėti irgi savo tikslą ir prasmę, dėl to, kad kančia mus visus skatina permastyti savo gyvenimą ir motyvuoja keisti tam tikrus dalykus. Kol mes jaučiamės gerai, komfortiškai, mes nesame motyvuoti pokyčiui. Kai ištinka bėdos, kai mes susirgame, tai tampa tokiu akstinu pasidomėti, o tai kas įvyko, kaip aš galbūt pats prie to prisidėjau, ne, kaip aš galiu apsaugoti save, kokią tai gali atnešti man prasmę gyvenime. Ne, ta prasme, kad tai padeda žmogui kažkokį tai atrasti, tą žmogišką santykį ir nesijausti, kad jisai vien čia kažkokios tai patologijos yra nešėjęs. Tai... Vat svarbus turbūt tas akcentas, nes dažniausiai mes patologizuojame, norime. Taip. Nors, aišku, tas patologizavimas suteikia tam tikrą kontekstą, supratimo, kas įvyko. Ne patologizavimas, bet įvardinimas. Įvardinimas būsenos ir tas žinojimas, kad šita būsena turi savo pavadinimą, taip, tas veikia teigiamai, dėl to, kad mes žinome ir pats žmogus suvokia, su kuo jis tai turi reikalą, ne? Bet taip pat yra svarbu padėti žmogui pamatyti tuos kelius, kaip jisai gali su tuo būti, kaip tą atlaikyti ir ką iš to išsinešti. Aš klausytams noriu priminti, kad laidoje kalbuosi su psichologe, psichoterapeute Ieva Povilaitiene ir kalbamės apie tikrai tokią įdomią, galbūt radijo eteriui neįprastą temą psichozės ir patirtis išgyvenant psichozę. Ieva Povilaitienė konsultuoja klientus būtent patyrusius psichozę, žino ir išmano šią būklę. Manau, kad padarėme tikrai puikiai įžangą, suvokiame dabar, kas maždaug tai yra. Netrukus panagrinėsime tam tikrus iš to kylančius iššūkius, tad kviečiu likti kartu su mumis, mes pokalbį netrukus pratęsime. Tuzinas. Eteryje Tuzinas, čia Ignas Klėjus, svečiuose psichologija, psichoterapeutė Ieva Povilaitienė. Kalbamės apie ypatingą mūsų psichikos temą, psichozės ir su psichozėmis iškylančius iššūkius gyvenime. Turbūt, galbūt su tuo niekados gyvenime nesate susidūrę, bet suprasti šią būklę, man atrodo, priartėti prie jos padeda apskritai suprasti kaip suprasti mūsų visuomenėje vienas kitą. Ir gerbiama Ieva, aš noriu paklausti jūsų apie turbūt jūsų asmeninius dalykus. Jūs, kaip minėjau, esate psichologė, psichoterapeutė, mokslų daktarė ir nagrinėjote šitą temą jums artima. Kodėl joje susidomėjote? Kas joje tokio įdomaus pasirodė jums? Kodėl ne kažkas kitas ir konsultuojate žmonės, psichozę patyrusius? Kodėl būtent šitą temą? Kartais prie savo įdomių dalykų ateini visiškai atsitiktinai. Aha. Tai aš psichiatrijos srityje atsidūriau būtent tokiu būdu, nes tiesiog čia gavau darbo vietą. Aha. Planavau kaip ir dirbti su vaikais,
su vaikais vietos darbo negavau, bet gavau, reiškia, psichiatrijos ligoniniai, psichozių skyriuje. Visi atsakymai, ar ne? Taip, tai, žodžiu, čia prasidėjo tas kelias. Tikrai, kai pradedi gilintis, tai yra labai labai įdomu ir aš pradėjau labai įdomiu metu, dėl to, kad tuo metu psichiatrijoje, ne vien tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje vyko perversmai, buvo pereidinėjama nuo medicinio modelio prie biopsichosocialinio. Iš esmės tikrai geidėsi ir gydymo skyrimai, atėjo tas suvokimas, kad, kaip sakyti, yra labai svarbi ir ta psichologinė, ir psichosocialinė pagalba žmonėms, kad vien čia vaistais, hospitalizacijom neišspręsi problemos, pradėjo trumpėti hospitalizacijų laikas, žodžiu, tikrai teko įsijungti į visas šitas tiek šalyje, tiek pasaulyje vykdomas reformas ir, kaip sakyt, kadangi pati buvau psichologė, ir pradėjo ryškėti irgi psichologų tas vaidmuo, ypač kalbant apie pirmuosius psichozės epizodus, tas pasidarė be galo įdomu kaip jaunam specialistui. Ar psichologai tame nedalyvaudavo anksčiau, būtent kalbant apie psichozę, tokią būklę? Nelabai, taip, ta prasme, kad čia buvo jau toks daugiau psichiatrų laukas, nes buvo neaišku, kaip psichologas su psichologinėm intervencijom gali pasitarnauti. Taip. Bet dabar aišku. Dabar jau yra aišku, taip, ir kažkaip tai irgi iš Australijos tenais atėjo tas judėjimas ankstyvų psichozių intervencijos ir buvo labai aiškiai įvardinta, kad psichologinė pagalba yra būtina. Būtina tam, kad žmogus galėtų atsigauti ir ypač jo svarba yra per 3-5 pirmosius atsigavimo metus, kad tai yra tas laikotarpis, kada, kaip sakyti, galima padėti maksimaliai žmogui, nes paskui, jeigu liga įsisenėja, iš tikrųjų tos galimybės padėti, jos toliau yra, bet aišku, jos yra netokios ženklios. Kokie argumentai privertė pergalvoti šitą požiūrį į psichozės ir atrasti vietos psichologiniam žvilgsniui? Tai ar tai, kad pasidarė keista žmogų, kuris patiria tikrai sunkią psichikos būklę, palikti nežinioje tik tai su vaistais, ar kažkokie kitos priežastys, kažkokie kitokie argumentai atvedė tą tokią tokį revoliucinį žvilgsnį, kad ir čia ir psichologams vietos yra. Argumentai tai, kad kaip ir šnekėjom, vis dėlto išsiprovokuoja šitos ligos dėl įvairių psichosocialinių stresorių. Ir kuo tu su tuo sėkmingiau dirbi, tai tu tuo gali žmogui irgi padėti apsisaugoti ir nuo ligos atkryčių. Ir apskritai tas suvokimas, kad jeigu iš tos psichologinės perspektyvos žvelgiant, kad vadinami kliedesiai, kur yra tokie klaidingi, labai kategoriški, nepasiduodantis realybės argumentams žmogaus įsitikinimai, jie nėra tušti. Tai yra prasmingos istorijos, kurias žmonės kūrė bandydami suprasti, kas su jais vyksta. Tik tai problema yra ta, kad bandydami suprasti ir atrasdami paaiškinimą, kas su jais vyksta, jie, kaip sakyti, suformuoja klaidingą supratimą apie tai, kas vyksta, susiformuoja kliedesys ir tokiu būdu tarsi daugiau atsiranda ramybės, kad aš supratau, kas čia dabar, kad čia pasirodo viskas vyksta dėl to, kad ten mane kaimynas nuodė, žinai, per rozetę, bet tai tarsi čia tas aiškumas atsiranda, bet tuo pat metu yra paaukojamas realybės suvokimas. Tai tai ta prasme, kad čia, kaip sakyti, mes jau kalbame apie psichologinius dalykus. Vaistai šitoje vietoje jie gali sumažinti galbūt intensyvumą, bet pačių simptomų turinys jis yra tiesiogiai susijęs su žmogaus vidiniu pasauliu ir su jo gyvenimo istorija. Man būtų įdomu panagrinėti apie tą priėmimą, kurį čia užsiminiau įžangoje. Man dėl to įdomu kalbėti apie tai radijuje plačiai, kad žmonės visi girdėtų apie tai. Kaip Jūs manote, kaip paprastam žmogui apskritai priimti žmogaus psichikos keistenybės? Galbūt žmogus niekada su tuo nesusidūrė, galbūt artimoje aplinkoje to nebuvo. Iš to kyla tam tikras stigmatizavimas, nes tu negirdėjai, nežinai, niekada su tuo nesusidūrei, nesuvoki, kas tai yra. Ir dėl to norisi palikti kažkur tais nuošalėje. Ir kalbant turbūt ir apie žmonės su psichoze. Galbūt žmonės matantys ir net negali įvardinti, kad tai yra psichozė. Paprasti žmonės galbūt tai žinoma, kad ir negali įvardinti. Čia yra labiau tokia konkreti medicininė diagnozė, ar ne? Bet kaip paprastam žmogui priimti aplinkoje egzistuojančias žmogaus psichikos keistenybės, nes mes esame visi labai skirtingi, ar ne? Kalbu apie tą stigmatizavimą. Ar manoma mažinti ir stigmą ir šito klausimo? Turbūt tikrai taip, nes stigma ir
noras šalintis žmogaus, kuris galbūt keistai mąsto ar keistai elgiasi, yra tiesiogiai susijęs su baime. Mes visi bijome to, ko nesuprantame. Tai yra elementarus savisaugos instinktas. Ir to, ko nesuprantame, mums atrodo pavojinga. Bet ką svarbu yra atsiminti, kad pavojingumas žmonių, kurie yra psichozė, yra gerokai išpūstas. Ta prasme, kad šitie žmonės jie dažniau patys tampa nusikaltimų aukomis, negu kad, kaip sakyti, įvykdo kažkokius tai veiksmus. Tai va čia ir norisi nuraminti žmonės, kad tai, kad žmogus keistai elgiasi, tai nereiškia, kad jis yra pavojingas. Tai yra tiesiog jo savitumas. Taip. Svarbu yra, irgi, kaip sakyt, nesišaipyti iš to, nežeminti dėl to. Ir vėlgi turbūt labai priklauso, koks tavo santykis su tuo žmogum sieja. Turbūt vienai bus, jeigu tai yra tavo draugas, šeimos narys, kolega. Kitai bus, jeigu tai yra gatvės praeivis, ne? Tai su gatvės praeiviu, nebent jeigu matai, kad yra kritinė situacija, ne, tai svarbu būtų kviesti pagalbą, bet iš principo, kaip sakyti... Bet čia irgi labai sunku perlipti tą... Sunku perlipti, bet iš principo, jeigu žmogus jisai nėra pavojingas nei savo, nei kitam, jisai turi teisę būti savitas. Taip. Jeigu tai eina kalba apie artimą žmogų, kur, kaip sakytų, įtari, kad kažkas tai vyksta ir yra neramu dėl to, aišku, tada jau, kaip sakyt, tarsi tas įsitraukimas didesnis mūsų yra, ne? Ir čia vėlgi pagrindinis dalykas tai yra išlaikyti gerą kontaktą su tuo žmogum. Dėl to, kad kai mes asmenį motyvuojam pagalbai, ir čia pati tokia yra skausmingiausia ir jautriausia dalis, nes dažnai ta pagalba yra atmetama, nenori jos priimti žmogus, yra, kaip sakyt, daugiau šansų, kad pavyks motyvuoti, jeigu tavim pasitiki. Jeigu tu pradėsi kritikuoti, sakyt, kad šneki nesąmonės, bandysi įrodinėti, perkalbėti, tai dabar mes sugadinsi santykį, susipriešinsi tuo žmogum. O perkalbėti asmenį, kuris turi kažkokį labai kategorišką įsitikinimą, nėra jokių šansų. Ta prasme, ten gali tais logikos būgnais, argumentais varyti kiek nori, bet to mąstymo nepakeisi. Ir čia užtat yra svarbu iš tikrųjų nelysti tai, ne? Ta prasme, kad geriau yra stengtis išlaikyti ryšį, bandyti suprasti, apie ką yra to žmogaus kančia ir, kaip sakyt, motyvuoti pagalbai, argumentuojant, kad kančią galima mažinti, bet nepradėti grumtis su juo dėl įsitikinimų teisingumo, kad netapti tais realybės ekspertais. Ką jūsų klientų patirtys kalba apie aplinkos priėmimą? Turbūt ir artimos aplinkos priėmimą. Kokios tos patirtys? Turbūt irgi įvairios, aš spėju. Tai žinoma, kad pačios įvairiausios, taip, nuo tikrai tokių jautrių, palaikančių, labai empatiškų patirčių iš aplinkinių, iki tokio irgi ir atstūmimo, ir atmetimo, ir darbų praradimo, ir santykių iširimo, tai tikrai yra labai labai įvairios patirtis. Socialinė terpė čia labai svarbi. Tai žinoma. O kalbant, aš vieną punktą pasižymėjau, pavadinau į savistigmą. Irgi įdomus toks fenomenas, kartais pasireiškintis su psichikos sveikata susijusios žmonių patirtyse, kuomet žmonės patys save stigmatizuoja, galbūt to patys nejausdami, ar tai irgi pasireiškia? Tai žinoma. Nesutikau nei vieno dar žmogaus, kuris išgyvenęs psichozę nebūtų patyręs dėl to gėdos. Bet gėda, ar sakot, manot, tai yra visiškai jūsų savistigmos tam tikras elementas? Tai žinoma, tai stigmos širdis yra gėdos emocija. Tai taip, ta prasme, kad yra sunku suvokti, kad kažkuriuo momentu tu, kaip sakyt, mąstei keistus dalykus arba galbūt kažkaip tai keistai elgeisi ir galbūt netgi visko neprisimeni, ką kam pasakei ar parašei. Ir žmonės patiria dėl to tikrai daug nerimo ir daug gėdos. Ir čia vėlgi, ta psichologinė prasme yra daug vietos psichologui padėti žmogui kažkaip tai tas emocijas išreiškiant, jas perprantant, jas išrišant ir atrandant daugiau ramybės su tuo, su kuo jam teko susidurti. Nes tai yra labai būdinga. Netgi po psichozės daliai žmonių prasideda tokia psichozinė depresija. Ir jinai yra susijusi su tuo, kad žmogus atgauna įžvalgą, kas su juo įvyko, jis pradeda suprasti, kad ta realybė, kuri jam atrodė labai labai reali, iš tikrųjų yra nereali.
Ir su tuo ateina daug tokio nusivylimo, liūdesio, gėdos ir tokia depresinė reakcija. Tai popsichozinė depresija, jinai yra žinomas reiškinys ir su ją tikrai neretas, kas susiduria. Ar visą laiką mes tai galim tapatinti tik tai su neigiamom patirtim? Gal tai tikrai būna tam tikras lūžis gyvenime, pokyčiams? Permąstyti irgi tuos pačius dalykus, dėl ko tai kilo, ar ne? Nes čia turbūt įvairiausios tos priežastys gali būti nuo narkotinių medžiagų vartojimo iki kitų psichikos sutrikimų, ar ne? Bet gal tai gali būti ir lūžis tam tikras gyvenime? Be jokios abejonės. Puikus klausimas. Mes į psichozę visų pirma galim žiūrėti kaip į krizę. Ir tikrai tokia sudėtinga krizė, galima netgi ją vadinti egzistencinė krizė, dėl to, kad šitas susirgimas jisai paliečia pačias įvairiausias žmogaus gyvenimo sritis. Ir savęs suvokimą, vaizdą, ir aplinkos suvokimą, ir santykius, ir profesinius, ir akademinius pasiekimus, žodžiu, kad tikrai padaro įtaką labai plačiai žmogaus gyvenime. Ir kaip ir bet kokiai kitai krizei mūsų gyvenime, kuo yra išgyvenimas emociškai intensyvesnis, kuo jis yra labiau sukrečiantis, tuo jisai irgi turi, kaip sakyti, didesnį postumį ne vien tik tai sugriauti tave, ne, bet ir pakilti iš to. Ir esmė yra kokia, kad ne pati krizė, ne pati psichozė, jinai sukuria šitą galimybę transformuotis, ne, bet žmogaus pastangos, kaip jisai bando tvarkyti su šitą patirtim ir ką jisai sugeba pasiimti iš jos. Tai tikrai daliai žmonių, ne visiems, bet daliai žmonių, tai tikrai gali būti, kaip minėjo, toksai gyvenime pozityvus lūžis, bet tas neateina greitai. Ir jeigu mes kalbam apie atsigavimą po psichozės, tai kliniškai žmogus atsigauna pakankamai greitai. Didžioji dalis, apie 80%, atsigauna per 3-4 savaitės. Kita dalis per ateinančius metus. Bet jeigu mes kalbam apie psichologinį atsigavimą, apie tokio emocinį išrišimą, ne visos tos situacijos, tai yra metų procesas. Tai labai ilga. Tai čia, kaip sakyti, svarbu tą suvokti, kad aš įsivaizduoju, tai vyksta palaipsniui ir lėtai. Kad žmogus grįžta į socialinį gyvenimą, Jisai darbą grįžta, ir panašiai, taip. bet galbūt atsigavimas nėra pasibaigęs. Ne, psichologinis tikrai ne. Mes kaip šnekam, ta prasme, kad po truputėlį žmogus grįžta prie savo įprastų kasdienių veiklų ir, kaip sakyti, tas grįžimas ir pajėgumas vėl tose kasdienėse veiklose dalyvauti, jis yra tikrai svarbus jo tolimesniam emociniam psichologiniam atsigavimui. Bet tas gebėjimas, žinai, permastyti tai, kas įvyko ir vėl susidėlioti savo mintis, savo emocijas, savo lūkesčius, savo ambicijas, atrasti, sakau, kažkokį tai tokį tame komfortą ir išrišimą, tai yra ilgas procesas. Klausytojams noriu priminti, kad laidoje kalbuosi su psichologė, psichoterapeute Ieva Povilaitiene ir kalbamės apie psichozę, tam tikrą būklę, sudėtingą, manau, būklę ir įdomią tuo pačiu būklę, su kuria dalis žmonių savo gyvenime susiduria. Tai yra tam tikras ryškus ryšio su realybė praradimas, būdingas kitiems psichikos sutrikimams. Ir kalbamės čia ir apie stigmatizavimą ir apskritai apie tas patirtis, kurios susijusios su šia būklė. Kviečiu likti kartu, nes netrukus pratęsime pokalbį. Tuzinas. Čia Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus ir svečiuose psichologė, psichoterapeutė Ieva Povilaitienė. Kalbamės apie psichozę, įdomią būklę, į kurią gilinasi būtent Ieva ir konsultuoja klientus šį klausimu. Aš taip norėčiau pabaigti, visiškai pabaigai pavadinau paskutinį punktą fenomenologiją. Ir man įdomu, ar dažnai klientai tai bando aiškinti per kažkokius tai mistifikuotus patirtis, dvasinės patirtis, būtent šią psichozės būklę, nes jinai yra, aš tikiu, kad jinai labai stipri ir ryški kartais būna, kaip ir sakėm, tai yra ryškus ryšio su realybė praradimas. Ar dažnai aiškina per tas mistifikuotas prizmes pas jūs ateinantys žmonės? Ne, nebūtinai. Žmonės, kuriems rūpi šitą gyvenimo plotmė, dvasiniai ieškojimai, tai jie kelia šitos klausimus. Kartais būna netgi ir pačios psichozės turinys susijęs su religiniu, dvasiniu turiniu. Tai jeigu žmogui tie klausimai aktualūs, taip, mes tada nagrinėjam juos. Nes yra labai svarbu, vėlgi, neprimesti savo požiūrio ir visuomet, kaip sakyti, klausimas yra, kaip pats žmogus supranta savo būklę.
kaip jisai ją vadina, žiūrime, ar kaip sakyti, tai kaip jisai ją vadina ir tai, ką gydytojai sako, sutampa, ne, ir mums yra svarbiausia šitam atsigavimo procese, kad pats žmogus atrastų prasmę viso to, kas su juo įvyko ir kad tai jam padėtų toliau gyventi kokybišką gyvenimą, nes vat kaip šnekam, tai atsigavimo tikslas bendraja ta prasme yra rasti savo gyvenimą. Ir kokia liga bebūtų, ar tai būtų psichikos sutrikimas, ar tai būtų fizinis koks tai rimtas negalavimas, ne, esmė yra ne diagnozėje. Esmė yra gyvenimo kokybėje, kaip žmogus toliau su visu tuo, net jeigu ta būklė ir pasidarys lėtinė, kaip jisai sugebės su tuo toliau siekti savo gyvenimo tikslų, vadovauti savo vertybėmis ir įprasminti savo gyvenimą. Tai žodžiu, čia vat yra toks dialogas su atėjusiu žmogum, ką jam tas reiškia, kaip jisai tą aiškina ir jeigu jam yra va, ta dvasinio gyvenimo perspektyva svarbi, aišku, kad žvelgiama ir per ją. Ir visiškai pabaigai norėjau paklausti, o ko jūs išmokė šios būklės nagrinėjimas? Pačio kaip psichologė, psichoterapeutė, nes aš įsivaizduoju, tos patirtys labai įvairios, patys, kaip ir sakėte, dirbote psichiatrinėje ligoninėje, ūmių psichozių skyriuje, ar ne? Ir aš tikiu, kad ateini turbūt į tokią sritį vienoks ir gali išeiti visiškai kitoks ir tuo pačiu nagrinėjančią temą, gilinantis gal ir net iš mokslinės perspektyvos vėliau. Tai kaip jūs manot, ko jūs išmokė kaip psichologė, psichoterapeutė? Tai? Turbūt prisilietimas prie šitų patirčių ir kuo jis mane užkabino, nes vis tiek šitoje srityje aš ilgą laiką išbuvau. Pirmoje eilėje tai labai užkabino tuo, kad prisilieti prie žmogaus vidinio pasaulio sudėtingumo, gilumo, prieštaringumo, neapriepiamumo ir iš tikrųjų, vat, kaip ir yra manoma, kad psichika yra didžiausia paslaptis visatoje, tu jautiesi, kad tu prisilieti prie kažko tikrai tokio labai labai įdomaus ir tokio, kur, kaip sakyčiau, 5 gyvenimams į priekį toliau dar tyrinėjimams ir domėjimams yra erdvės. Tai yra tikrai toks vat šaltinis, ne, neišsemiamas, nes ten, kur mes turim reikalų su psichikos įvairiom apraiškom, tai vis tiek labai prisiliečiam prie pasąmoninių procesų. Ir turbūt psichologai, psichoterapeutai dar labiau su to susiduria negu psichiatrai, medikai. Susidurėme, tai mes absoliučiai visi, tik tai, kad galbūt psichologų ir psichoterapeutų privilegija yra ta, kad mes labiau susipažįstam su tuo, mes gal labiau suprantame, kas čia vyksta, kodėl vyksta, kaip tai vyksta. Tai prasme, tai yra tikrai be galo įdomu ir, kaip sakyti, tokia neišsemama tema. Tai čia tikrai toks yra didelis motyvacijos šaltinis ir kitas dalykas, kad tokio turbūt, ko išmokė, kaip sakė, tai nuolankumo. Nes suvoki, kad ne viską žinai, ne viską supranti, tikrai ne visada gali padėti taip, kaip norėtųsi ir kad čia vat yra labai svarbus tas bendradarbiavimo ryšys ir tos atsakomybės dalinimasis, tai tikrai gyvenimą praturtina, kaip sakyta, nuolankumo tokia patirtis ir galbūt tokia pagarba kitoniškumui, nes aš manau, kad darbas su žmonėm, kurie išgyveno psichozes, nes aš dirbau ir ūmiam skyriuje, ir dirbau psichosocialinės reabilitacijos srityje, kur mes bendraudavom su žmonėm, kurie jau dėl psichikos sutrikimo turėdavo ir negalią, ir taip pat ūmių krizių skyriuje, tai žodžiu, va tikrai tas, kaip sakyti, spektras pats įvairiausias, tai va ta tokia pagarba kitoniškumui, kur tu supranti, kad žmonės turi teisę būti visokie. Tik tai yra svarbu, kad, kaip sakyti, jie negriautų savo gyvenimo, negriautų kito gyvenimo, bet iš principo turėti idėjų ir jomis vadovautis galima tikrai visokiomis. Ir niekas čia ne ekspertas, kaip sakyti, kaip mąstyti teisingai. Tai vat, nes mes dažnai norim įterpti savo realybės rėmus, ar ne? Taip. Labai jau siauros, tiesą sakant, pas mus ganėtinai visuomenė. Kartais gali būti tikrai labai siauros, tai vat, aš manau, kad čia truputėlį irgi taip išlaisvina, suvokti, kad tu nesi nei realybės ekspertas, nei to žmogaus gyvenimo ekspertas, ta prasme, kad jeigu tas žmogus sugeba kurti, jeigu jisai sugeba gyventi, jeigu jisai sugeba funkcionuoti, tvarkytis taip, kaip jisai tvarkosi, turėti pasaulėžiūrą, pasaulėtą tokią, kokią jis turi, tai yra jo teisė ir jo laisvė. Kūrybiškumas pasireiškia tame? Na, turime ne žmonių kūrybiškumas patyrusių psichozę.
Ta prasme, kad aš sakyčiau, kad psichozė ir kūrybiškumas tai yra atskiri fenomenai. Jie gali būti persidengiantis. Aišku, jie ateina vėlgi iš tų pačių šaltinių, nes tiek mūsų kūrybiškumas, tiek, kaip sakyt, psichikos negalavimai ateina vėlgi iš pasąmoninių įvairių procesų. Tai to persidengimo yra, bet tai nereiškia, kad kūrybiškas žmogus turi būtinai negaluoti. Ir tai nereiškia, kad žmogus, kuris turi psichikos sveikatos sutrikimų, yra būtinai kūrybiškas. Ta prasme, čia šitie dalykai yra atskiriami. Ačiū Jums labai už šitą pokalbį, už tas mintis, su kuriamis pasidalinote. Man atrodo, jos labai naudingos, kaip ir minėjau ir pradžioje mūsų laidos, kad galbūt su tuo ar neteks tiesiogiai žmonėms visiems susidurti, bet suprasti ir žinoti, tam tikrą būklę atpažinti, kas tai yra. Ir galbūt dėl to mažiau stigmatizuoti, man atrodo, yra labai naudinga, suvokiant šią sudėtingą būklę. Kalbėjome šiandien laidoje apie psichozę, kalbėjausi su psichologė, psichoterapeute, mokslų daktarė Povilaitinė, kuri būtent dirba su žmonėmis, kurie patyrė psichozę, teikia jiems psichologinę, psichoterapinę pagalbą. Ir jeigu viso pokalbio neišgirdote, yra įdomus akcentai, kuriuos galbūt paminėjome, arba net galbūt nežinote, kas yra psichozė, nes laidą įsijungėte per vėlai, tai laidos įrašą tikrai surasite LRT radiotekoje, ten rasite ir kitas Tuzino laidas. Kviečiu įsijungti, pasiklausyti. Grįšiu kitą savaitę. Čia buvo laida Tuzinas. Prie mikrofono, kaip visada, buvo Ignas Klėjus. Likite kartu su LRT radiju. Iki.